Ką, po Klaipėdos biškį turėjom reikaliukų. Labai retas reiškinys. Pirmas dalykas, kad Tadas bando kažką daryti ir išvažiuoti motu. Ką, po Kuršėnų norėjau sakyti. Ką, po Klaipėdos biškį turėjom reikaliukų. Bagažinės juosta suklijuota. Čia buvo jau su zateškėm, tai dabar susiklijavo. Tada duris. Čia buvo suplyšę, susiklijavo, čia jau apsišveičiau, čia buvo suplyšę, susiklijavo, apačioj lygiai taip pat, tai kaip ir duris jau sveikos, priekinis sparnas susiklijavo, čia buvo zateškės, čia kniedės, čia zateškės, čia buvo zateškės. Tai čia šiuo klausimu man Erikas pagelbėjo, tai ačiū jam už gerą darbą. Kažkiek dar tarnaus tos detalės. Galinių ketvirčių neklijavau, nes čia pakankamai neblogai aš esu sukabinęs su kniedėm. Ir kas svarbiausia, slenkstis. Buvo sulankstytas slenkstis. Realiai buvo visa ta raukšlė iki čia nuėjus. Tai atitampėm. Realiai tai iš tikrųjų geriausias variantas būtų buvę tiesiog išpjaut gabalą, rast donorą ir tiesiog perverint tą visą slenksčio gabalą, bet kadangi aš nenorėjau labai čia žaist su tais pjaustimais, virinimais ir visa kita, tai atitampėm. Aišku, čia vienoje vietoje skarda įtrūko, nes buvo jau per daug pertempta, tai užsivirino. Vienu žodžiu, tai dabar viską apsišveičiam. Tada su rūdžių surišėjų susipučiu ir nusišpakliuoju, kad bent biškį lygiau būtų. Ir viskas. Nusidažysim, kad nekristų taip į akį ir viską rinksim atgal. Tai vat šiandienos darbas yra prasišveist, susipurkšti rūdžių surišėjų, susišpakliuot ir nežinau, gal bandysim nusidažyti. Arba jau kitą dieną. Žiūrėsim, kaip čia gausis, nes čia realiai sušpakliavus ir šveitimo bus nemažai. Bet čia mum, kaip sakant, šitoj vietoj dailumo nereikia, nes čia užsideda slenkstukas, čia užsideda irgi slenkstukas, tada užsidaro duris, čia nelabai matys savo funkciją, kaip sakant, atliks, nes skarda buvo tempta nuo šito. Taifa buvo įlindę viskas. Tai va tiek žinių, einam dirbti. Tai eilinis iki, kaip Domas pasakytų, sveiki salos gyventojai. Spėkit, kur mes randamės. Jo, ir vėl mes Haždauto plovykloje. O ką čia darom? Tradiciškai, ta prasme, niekas nesikeičia.
Berniuk, ką čia darai? Nieko va. Pasakyk, kokios tavo mintis yra prieš Bet Safe Drift Matsuri? Eilinė diena ofis. Eilinė diena. Gerai, papasakok daugiau apie šitą mašiną. Ką čia turim? Turim Ekiam 6 Bemba su tuo 8 pusė plytas. Tiek. Ką daugiau, kas važiuokliai? Suboskas išsukimas, pilnas paraletanas galiniam tilte. Ir viskas. MTS koilai, labai kokybiški. Kokie planai sezonui? Jokių. Bet matėm į Panevėžį, tai užsirašei? Nieką negirdžiu kažkaip. Nu tai laba diena. Šiandien yra trečiadienis. Tai turim ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį. Šeštadienis jau realiai. Didžioji, kaip sakant, Matsurio diena. Praeitais metais, kur buvau per Matsurį sujungęs LED juostas, tai jas buvau pažeidęs, nugnypti, nutraiškyti, vienu žodžiu. Tai visą tą LED juostą pasikeičiau. Jinai yra tokia pati kaip šitos stogo. Čia yra 12 voltų, 14,5 vato. Tai jos man patiko kaip švietė, tai šiais metais susidėjau lygiai tokias pačias. Pasistatęs turiu čia priekį ledam valdyti kontrolerį. Tas kontroleris karštais klijais yra užhermetintas. Tai su to kontroleriu aš valdau realiai tiek priekinį bežbaro spalvą, tiek poslenkščiais, kad viskas šviestų pagal tam tikrą modą ir spalvą. Vienu žodžiu, čia fancy dalykai. Tai va, jau turbūt pastebėjot, kieno mašina stovi garaže. Tai turim spoilerį. Ir šita pusė dar kaip ir pusė velnio atrodo. Šitą ketvirtį realiai dar remontuojamas iš esmės, dar galima būtų suremontuoti. Bet čia ketvirčio ir slenkščiai ten išvis nuplyšęs slengstis. Tai čia išvis ketvirčio neturim. Tada buvo biški pabėgę lonžeronai. Spojkos tvirtinimo vietos nebuvo. Tai atsirado spojkos tvirtinimo vieta. Tada lolipopas išplyšęs buvo. Masės išjungėjas normaliai neveikė. Vienu žodžiu. Krūva reikalų, krūva darbų, bet panašu, kad viskas kaip ir padaryta. Tai dabar turėtų būti rytoj atvažiuoti nudažytas bodis. Tai sukraunam naujai bodį. Aišku, ne visą, nes čia visą tą paliekam. Čia tadukas pats irgi pasidarė kažką, tai nieko gero, negražaus. Tai buferis yra, buferį irgi uždėsim. Tai vat reikės uždėti spoilerį. Ir BDS Tadas grįžta į Matsurį. Tai vat tokios naujienos, kad nežinau, kada paleisiu šitą video, gal penktadienį prieš pat Matsurį. Tai šį žvėriuką pamatysite Matsuryje. Ir va tokios naujienos, kad šiandien Čempas mapino savo motorą. Tai pas Čempą ant 5 litrio atsigulė kompresorius. Ir šiais metais Čempo mašina dar pastiprėjo, tai realiai lygiai 100 arklių daugiau turi negu mano į ratus. Tai pamatysim, kaip seksis. Realiai Matsuris bus testų diena, konkrečiai atjot su tą mašiną, kad išlystų kažkokie kasiakai, kad paskui sezono eigoje nekeltų papildomų bėdų. Tai vienu žodžiu, dabar vien garaže turim 5,4 litro, 2,8 litro, 6,2 litro ir 5,4 litro. Tai daug litražo, daug galios ir bus panašu, kad smagus Matsuris. Tai dabar galima apžvelgti Armino mašiną. Tai va, Armino mašinytė kaip ir ready, žinoma jo dramblių atributas. Tai dabar su mano priekiniais ratais, nes vakar važiavo, ar šiandien važiavo į suvedimą, tai uždėjom šitus ratus, nes jo ratai dar lyginasi.
Jeigu kažkas atsimenat jo skrydį, tai keli ratai dar yra išgyvenę, tai juos reikėjo išlyginti, būtent va tokius irgi BBS-us ardomus. Nu ir galima apžiūrėti, kaip atrodo salonas. You have to understand how things are up here. Sudėti nauji RRS diržai, sudėti Sparko sprinto lopšiai, tiek tas, tiek keleivio, tiek vairuotojo. Tada IRP rankinis, IRP shifteris, išmesta čia, kas buvo nereikalinga, tai perkelta tiesiog valdymai mygtukai, avarinis, nu, vienu žodžiu, paliktas magelis. Šiaip iš tikrųjų tai jisai groja, bet nu, čia iš tų dviejų kolonėlių. Tose duryse nieko čia to įspūdingo garso, bet mes čia ne muzikos susirinkom klausytis, kaip sakant. Tai Momo vairo stebulė, tada vairiukas ir tiek užtaisytas pilnai liukas. Čia net nepasakytum, kad buvęs. Na, aišku, čia gal ir nelabai matos, nes šviesos trūksta dabar, bet vienu žodžiu, padarytas geras sumuštinis. Polikarbonatas iš apačios, tada iš viršaus užsilikonuota, tada stiklaudinys, viskas uždaryta, užsilikonuota, vienu žodžiu. Laiko neleidžia, patvirtinta. Aišku, gal grožio daug ir neprideda, bet kaip sakant, ta mašina ne į parodas važinėti skirta. Tai uždėti praplatinimai priekinių sparnų, tai stiklaudinys. Čia yra iš Mikinkos, gale realiai jokių rastavkių nieko, pilnai standartinė važiuoklė, be jokių praplatinimų, be nieko. Tai, nu, apart to, kad įdėta apatinė reguliuojama traukė, kad būtų galima buvę padaryti suvedimą. Tai va, suvedimas padarytas, čia turbūt iš tikrųjų, tai ką mačiau, Arminas norėtų dar užsiniaukt langus galinius, kad nebūtų kaip akvariume. Nu ir tiek. Toks tas Street Matsuri biteris. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis važiuoti su juo, nes galios tai čia yra neįspūdinga, bet iš esmės sleis šonų turėtų išeiti. Tai va. O aš dabar einu Tautvį toliau sulituot laidyną irgi ledam. Nusipirko irgi ledus, biški pasigražins. Tai lygiai tokie patys ledai. 12 voltų ir 14,4 vatų. Tai turėtų irgi visai smagiai šviesti ir matysim, kaip atrodys. Tai va, einam lietuot. Vaikau. Matomas labai retas reiškinys. Pirmas dalykas, kad Tadas bando kažką daryti ir išvažiuoti Matsuri, vienas dalykas. Bet dar didesnis ir retas dalykas yra tai, kad Tadas dirba. Tai visą laiką dirba. Palaugi biškutį, nugi nespirgėk. Palauk, aš tą reikia. Pakišt ar ne? Jau čia kad jau. Pirmiausia slengsti. Ketvirčius dėk iš šono, nusimt slengsti, užsidės ketvirtį, dėsi slengsti. Davai. Paslengščiai? Nėra. Nežinau, pamečiau, aš man atrodo, neturėčiau dažyti. Nuveži dažyti, bet pamečiau. Pamečiau, aplamai kažkada. Ai, supratau. Aš jūs man atrodo prikau ar ne, kai šitą naudoju? Man atrodo. Vieną. Daugiau mašina negu dirbančių. O, zdarova. Tadai? Čičiain. Labai gerai.
kodėl jie nepasileisdavo kažkiek švamus. Kiek? Pusė 12. Nu tai sveiki, gyvi kitą dieną. Tai iš tikrųjų nieko nefilmavau, kai tvarkėm paskui Tado mašiną, tai gal jau kaip ir video matėt, tai turėjom problemėlių, kaip ir aptvarkėm, viskas buvo gerai, supylėm vandenį, bandėm norint ir radom, kad neveikia jo vandens pompa, o kadangi vandens pompa yra motosportinė, tai negausi čia ir dabar, tai Tadas buvo beveik pakeliu į Latviją, nes Latvijoje radom, bet biški mažesnės rauto, bet galvojom, kad realiai kaip ir vėsesnis oras turėtų užtekti jos, bet čia ištiesė pagalbos ranką Urtos komandos Salvijus Budrys, tai labai didelis dėkui ir šautautas jam. Tai įdėjom pompą, norinom, viskas veikia, mes jau esam Kuršėnuose, mašiną Tado palikom trasoj, dabar esam viešbuty, tai eisim ilsėtis ir taigi čia šitą video ir baigsim ir laukit kito, kada bus jau konkrečiai veiksmas.